Sveiki, draugai. Portalas Alfa LT skelbia, kad Artūro Orlauskui yra iškelta baudžiamoji byla, neva apšmeižė Algį Ramanauską. Ta pati veikėja, kur čia vis siūlo šaudyti pastoji. Ten toks fašistuojantis visiškai veikėjas, kuriam buvo ir konservatorių partijos narys, kuriam viskas galima. Tai žodžiu, jo pareiškimo, kaip suprantu, jo kreipimos į prokuratūrą ir policiją dėka, vis dėlto yra pradėtas ikiteisminis tyrimas ir, kaip suprantu, iš to, kas skelbia portalas Alfa LT, Artūro Orlauskui ar jau yra pareikšti, ar bus pareikšti įtarimai. Liudytojai, net įsivaizduojat, Ingrida Šimonytė ateis paliudyti, tai įsivaizduoja, ką ten priliudys ten tokie veikėja. Tai tikrai Artūrui linkim sėkmės, laikytis, nepasiduoti. Artūras per kietas riešutėlis, kaip sakant, tas Šimonytės tarpdantis, tai jis tikrai net laikys tokio kieto riešutėlio kaip Artūras Orlauskas ir beliks tik tai patrinti Algiui Ramanauskui plikę. Čia dar ne vienintelė naujiena, kurią dar žiniasklaida neskelbia. Noriu pasakyti, kad yra dar vienas žmogus, specialiai nesakysiu, kas toks, kuriam irgi yra jau jo atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas. Gerai žinomas ir mūsų, ir jūsų, mano sekėjų. Ta žmogus, specialiai nevardinsiu, palauksiu, kol jisai pats išstos ir pasakys. Tai Šarūnas Jasiukevičius, irgi toks pat nacikas, irgi kreipėsi į policiją ir tas žmogus bus kviečiamas apklausai. Pabandykit komentaruose atspėti vis dėlto, ką dar bando persekioti šitie veikėjai. O kodėl visą tai vyksta? O vykstagi labai paprastai, tiesiog reikia imti ir užčiaupti, dėl ko mane pabandė pasodinti į kalėjimą, dėl ko visus kitus pabandys maksimaliai užčiaupti, išjungti ir jau ne vieną jau aktyvistą, jau atkreipkite dėmesį, irgi vėl nenoriu vardinti, jau yra dingę kai kurie iš eterio, nes teismų nurodymais yra draudžiama naudoti socialiniais tinklais, tiesiog užčiaupti žmogų bandoma visais įmanomais būdais. Momentas yra tame, kadangi griūva Slava Ukrainė, pasižiūrėkit, kas įvyko, jau žvalgybos vadas buvo atskridęs Maskvoje ar tebėra. Iš esmės šitiem visiems veikėjams reikės labai daug pasiaiškinti, kur pinigai tie visi surinkti už paramos. Prisiminkit, kaip jie nenori kalbėti, visi tie, kurie mum reklamavo, siūlė bezdalus į petį durtis. Kaip jie nenori šitą temą dabar kalbėti. Supraskit, kad tie tokie žmonės kaip aš, kaip Artūras Orlauskas ir visi kiti užduos dabar nepatogius klausimus, į kurį nebus atsakymų, į kuriuos negalės atsakyti. Todėl dabar jie imasi tokių priemonių, rašys ant visų pareiškimus, prokuratūra ir mentai pradės tyrimus, kad tik tai tuos užčiaupti, kad niekas neuždavinėtų nepatogių klausimų. Žinotgi, artėja rinkimai galų gale į savivaldybės, o Jasiukevičius net į merus nusitaikė. Ir dabar iš tos kažkoks žmogelis ir pradės kritikuoti ir jam uždavinėti klausimus apie tos visus visureigius, kurie beje TCK jau matėt ir gaudo žmonės lietuviškais numeriais, net nepatingi tų numerių nuimti, kaip sakant, važiuojant kaip yra. Ir tokia situacija. Tai dėl to, žinokit, bus, aš manau, dar persekiojama daugybė žmonių, bus dar daugybė ikiteisminių tyrimų, vien dėl to, kad užčiaupti tuos, kurie užduos paprastai elementarų klausimą. Kur pinigai? Kur visi nutekėjo į Ukrainą pinigai? Kas su jais įvyko, kas padaryta? Mes žinom, kad Šarūnas Jasiukevičius, turiu duomenų, aš dar sakau, yra kur pirko mašinas po 3 000, o dokumentų buvo po 7 000 ir po 4 000 pasiliko savo. Yra tokių krūva, tokių įrodymų ir iš esmės jūs galvojat, kur Zelenskio patarėja sulaikyta išvesta su antrankiais, tai čia vienintelis valdininkas, kuris pagautas už korupciją. O kaip galvojat pačio Zelenskio, taigi to išvers tą Zelenskį. To tą Zelenskį irgi išves su antrankiais, jeigu vietiniai ukrainiečiai jo dar nepadės į pavėsį, jeigu anglam pavyks jį apsaugoti. Viskas. Žaidimas baigtas. Slava Ukrainė, game over. Viskas, pabaiga. Dėl to jie ir bandys užčiaupti. O visus aktyvistus, kurios persekioja mentai, dar susikontaktuokite, susisiekite, padėsiu, kom galėsiu ir tikrai mes šitoj vietoj nepasiduosim. Neleisim padaryti to, ką jie padarė, su tais visais kisėliais į petį, su tom kaukėm ir taip toliau. Dabar jau labai nenori apie tai jie kalbėti. Priversim. Ir jūs, mentai, su savo tais ikiteisminiais tyrimais negazinkit. Neįdomu. Ateis laikas atsakomybės, kai aš grįšiu ir pas jūs visus parazitus pareikalausim.